absoliučiai stipriausios Eurolygos komandos - Panathinaikos, Olympiakos ir turbūt reikia pripažinti, kad visiškai 50-50. Manau 50-50, bet aš čia turiu Trimo Olympiakos. Aš imu Atėnų Panathinaikos komandą. Kaip tu galvoji, Oli pranašumai prieš Panathinaikos? Vis tiek aš galvoju, vienas pranašumas tai Saša. Pao turi Lesorą. Jis netgi prieš tokius kaip Falus ir Milutinovus dar geriau sulašė. Nežinau, labai lygios komandos. Bet o kaip bus, tai čia Panathinaikos šiaip pranašumas. Pats tose derbiuose irgi ne vieną kartą esi žaidęs, daug kartų yra kalbėta apie tą išskirtinę atmosferą, apie nedraugišką atmosferą, tie tinklai skiria dažnai. Visiškai kraugeriškas mačas ne tik tai aikštelė, bet ir už jos ribų, ne? Jo, tik Eurolygoje dar kitaip, biškai būna ten Graikijos lygoje, ten dar žiauriau būdavo, nes tų nuobaudų ten tiek nebijo. Atmosfera ten bus tikrai labai karšta, visada būdavo. Gal šiek tiek dabar apsiraminėjau, tiek daiktų nemėta ir kas turėtų būti krepšinį tvarkingiau, bet spaudimas tikrai bus didelis.